Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO agentūra. Šiandien turim labai populiarų klausimą, kiek kainuoja SEO optimizavimas, kiek kainuoja SEO paslaugos. Paminėsiu, kodėl kainos gali skirtis, bet dabar nekalbėsim apie tai, kiek kainuoja SEO paslaugos, dėl to, kad tai yra labai sudėtingas klausimas, kad atsakyti per 5 minutės, bet aš kalbėsiu apie vieną iš komponentų, iš ko susidaro SEO paslaugų arba SEO optimizavimo kaina. Kalbėsiu dabar tik tai apie išorinį optimizavimą ir iš ko susideda kaina, kalbant apie išorinį optimizavimą. Tai pradėsim nuo paprasčiausių dalykų, tai kad kaina gali skirtis net kelis kartus. Kalbam dabar apie Lietuvą, bet iš tikrųjų tos pačios taisyklės galioja ir bet kuriai kitai rinkai. Lietuvoje išorinę SEO optimizavimą, tai dažniausiai, kai kalbam apie išorinį SEO optimizavimą, ir kalbam apie nuorodų kūrimą. Yra kiti metodai, gali būti, pavyzdžiui, PR'as, bet dabar apie jį nekalbėsim, dabar kalbėsim apie nuorodų įgijimą, pirkimą, kurio mes arba Google'as nelabai nori, bet visi SEO specialistai tai turėtų daryti. Čia yra detalus straipsnis, būtų galima čia paskaityti apie metodus, apie tai, kaip yra skaičiuojamas išorinis SEO, bet aš dabar parodysiu tik tai pavyzdžius ir pateiksiu tam tikrus paaiškinimus, iš ko pagrindiniai dalykai, iš ko susidaro išorinio optimizavimo kaina. Jeigu kas nežino, kas yra išorinis optimizavimas, čia galima plačiau paskaityti ir be to bus, priklauso kur žiūrėsit. Jeigu skaitysit arba žiūrėsit mūsų tinklapyje, tai čia bus daug nuorodų į paaiškinimus, arba YouTube aprašyme žemiau bus daugiau video, kurie yra būtent iš tos operos, kad žinoti, iš ko susidaro išorinis SEO, reikia žinoti, kokios yra nuorodos, kokių nuorodų tipų reikia tinklapį, ir apie tai irgi bus atskiras video, aprašyme bus nuoroda į tą video. Gerai, tai išorinis SEO yra nuorodos. Tai yra, galima taip pasakyti, du tipai nuorodų. Nemokamos nuorodos ir yra mokamos nuorodos. Nemokamos nuorodos tai, kur gali pats patalpinti kažkur į katalogus, į direktorijas ir panašiai. Ir yra mokamos nuorodos, tai mes dabar kalbėsim apie mokamas nuorodas. Ir čia, vienas iš mano pavyzdžių yra toks, kad žinoti, kiek tau reikia išleisti nuorodų, kiek tau reikia išleisti pinigų nuorodų įgijimai, pavadinkim taip, reikia žinoti, o kiek išleido konkurentai, kurie yra aukščiau tavęs. Tame dešimtuke mes vadinam, arba pirmam puslapį pagal tą raktažodį. Tai jeigu mes norim sužinoti, kiek kainuoja vieną nuorodą, mes turim sužinoti, apie kokį resursą mes kalbam. Pavyzdžiui, tai yra koks nors žinomas naujienų portalas, arba tai gali būti blogas. Reikia žinoti, kiek jame kainuoja straipsnių talpinimas. Tai galima paprastai susisiekti su portalu arba susisiekti su blogo, su žmogum, kuris veda tą blogą, ir sužinoti, aš noriu parašyti, patalpinti straipsnį, kiek tai kainuotų. Tai kainos susidėtų iš straipsnių publikavimo ir dar straipsnio rašymas. Straipsnio rašymas, aš parašiau, mano pavyzdys yra, kainuoja vidutiniškai 50, bet čia gali būti ir 200, ir gali būti ir 10 eurų už straipsnį, priklauso, ką parašysit, apie ką bus straipsnis ir kokie reikalavimai tam straipsniui. Straipsnio publikavimas, vėlgi mano pavyzdyje, yra tai, kad vidurkis galėtų būti, gero, tinkamo resurso, galėtų būti apie 100. Tai bendrai vienos geros nuorodos kaina galėtų būti, mano pavyzdį, gali būti 50 plus 100, 150. Tai žinant, kad viena nuoroda kainuoja 150 vidurkis, yra 150, tada klausimas, o kiek man reikia nuorodų. Tai čia irgi yra pateikiam du pavyzdžius, paskaičiuojam pagal vieną raktažodį, yra du pavyzdžiai, SEO konsultacijos ir vitaminai plaukams. Kodėl pateikiu du skirtingus, visiškai nesusijusius raktažodžius? Dėl to, kad parodyti pavyzdį, kad kiekviename top 10, arba mes vadinam raktažodžių, kiekvienoje raktažodžių grupėje yra skirtinga konkurencija. Ir priklausomai nuo to, kokie yra konkurentai tame top 10 arba pagal tą raktažodžių grupę, gali skirtis metrikos ir dėl to kainos gali būti skirtingos bendrai, kalbant apie išorinį SEO optimizavimą. Tai
Pažiūrėsim pirmą pavyzdį. Jeigu žiūrim čia sakykime, yra pagal SEO konsultacijas, įmečiau kelis konkurentus į lentelę, palyginimo lentelę ir į ką mes dabar turėtume pažiūrėti. Čia, kur yra stulpelis domains, kiek yra unikalių domenų su nuorodomis į tą konkretų, pavadinkim, čia yra mūsų konkurentas, mūsų konkurentai čia po kairę, tiek jie turi unikalių nuorodų ir jeigu mes žinome, mes jau turime paskaičiavę kiekvienam resursui, iš kur jie turi nuorodas, mes paskaičiavom, kiek jie maždaug galėjo išleisti tam, kad nupirkti nuorodas iš tų resursų. Vėlgi, čia eina kalba apie tai, kad jeigu kaina yra žinoma, jeigu mes nežinom, kiek jie sumokės, arba mes nežinom, kiek konkrečiam resursui, tai kaina nebus paskaičiuota. Dėl to čia paskaičiavimas nėra absoliutus ir nėra absoliučiai tikslus, galima taip pavadinti. Bet yra taip, stulpelis, kiek yra unikalių nuorodų, kiekvieną nuorodą padauginam iš kainos ir ganom, čia kur stulpelis value, mes gauname, kiek jie galėjo išleisti nuorodų pirkimui bendrai, kalbant apie išorinį optimizavimą. Ir tada mes palyginam, čia yra mūsų tinklapis EasySEO.lt, mes palyginam tada, mūsų projektas turi už tokią sumą nuorodų, čia yra vidurkis šitų konkurentų ir mes paskaičiuojam, kad mes atsiliekam, plus minus apie 1000 eurų mes atsiliekam vien dėl nuorodų pirkimo. Bet jeigu mes paimtume kitą nišą, tai jeigu būtų vitaminai plaukams, konkurencija būtų visiškai kitokia ir čia mes matom konkurentus, kurie konkuruoja, mes lyginam su kitų portalų. Konkurentai turi tiek unikalių nuorodų, žinomų pagal Ahrefs, turėčiau pasakyti, kur yra domenai. Ir čia yra už kokią bendrą sumą yra, sakykim taip, paskaičiuota, kiek jie išleido toms nuorodoms, maždaug kiek tai galėjo kainuoti. Ir iš to galima jau susidaryti įspūdį, jeigu vidurkis yra štai toks visų konkurentų, mano portalo yra bendrai nuorodų išoriniam optimizavimui arba nuorodų vertė yra 1400 beveik, tai mes nuo vidurkio atsiliekam štai tiek. Ir čia aš galėčiau jau tada paskaičiuoti, tam, kad man konkuruoti arba atsirasti pagal tą raktažodį, pageidaujamą raktažodį, atsirasti pirmame puslapyje, aš turėčiau įveikti konkurentus. Konkurentų biudžetai yra nuo, čia sakykime, beveik nuo 7000, čia yra beveik 4000 iki 130 000, tiek kainuoja jų nuorodos. Tai mes niekada nežinosim, kiek tiksliai mums reikia, bet mes galim paskaičiuoti, kad, tam, kad gauti rezultatą, aš turėčiau turėti panašų biudžetą. Ir čia mes dabar kalbam tik tai apie nuorodas, nes yra dar ir kiti SEO darbai, kurie, sakykime, lieka dabar už ekrano, mes jų neskaičiuojam, nes yra kaip ir analizė, ir turinio kūrimas, ir dar daug kitų darbų, bet bent išorinį SEO mes galim paskaičiuoti. Ir čia aprašau, koks yra skaičiavimo metodas, iš tikrųjų, kaip ir labai paprastas, visos nuorodas paskaičiuojamas padauginamas iš kainos už vieną nuorodą iš žinomo resurso ir tada paskaičiuojamas yra projekto biudžetas. Tai, kaip galima paskaičiuoti pačiam? Tai vienas iš būdų tai yra tiesiog išeksportuoti iš Ahrefso visus ataskaitą su nuorodomis ir tada susiekti su visais resursais ir sužinoti kainas. Arba galima, kitas metodas, man atrodo, yra geresnis. Taip, galima pasinaudoti, mes esam sukūrę nuorodų kalkuliatorių, nuorodų biudžeto kalkuliatorių, kuris yra pasiekiamas čia, arba galima suvesti į Google. Galima suvesti į Google nuorodų biudžeto SEO kalkuliatorius arba nuorodų biudžeto SEO kalkuliatorius ir tada bus štai toks vaizdas. Čia mes pritaikom skaičiavimą tik tai lietuviškiams projektams ir pavyzdžiui mes norėtume sužinoti, paimkim kokį nors konkurentą iš čia newcrash.co, čia bus nelietuviškai, biofitus.lt. Biofitus.lt aš galėčiau čia suvesti biofitus.lt, skaičiuoti. Ir tada man turėtų paskaičiuoti, nuorodų vertė yra nuo iki, kadangi mes tiksliai nežinom, bet mes žinom, kad priklausomai nuo kainos, už kurią yra parduodamas
Kai mes žinom kainą, sakykime, kad jinai gali svyruoti konkrečiam resursui, tai mes paskaičiuojame apytiksliai. Lankomumas, vėlgi čia yra iš Ahrefs metrikos, lankomumas yra beveik 25 000, DR'as, domeno reitingas yra 31, DA 29. Tokiu būdu mes galim paskaičiuoti kiekvieną konkurentą, kiek jis išleido. Tai praktiškai, jeigu aš norėčiau pagal kokį nors raktažodį, pavyzdžiui, tai būtų laminatas arba vinilo danga, aš galėčiau suvesti į Google paiešką raktažodį, pažiūrėti, kokie yra konkurentai, įmesti čia į kalkuliatorių ir paskaičiuoti, kiek bent, kad suprasti, kiek galėjo konkurentai išleisti nuorodoms, kad paskaičiuoti savo biudžetą, kiek man reikia atskirai turėti pinigų išoriniam SEO optimizavimui. Ir dar, sakykime, jeigu aš norėčiau sužinoti, o kiek kainuotų SEO paslaugos, tai tada turėčiau dar ir pridėti visus kitus darbus į skaičiavimus. Tai, jeigu jūs kažkur matot, sakykime, teiraujatės dėl paslaugų ir ar kažkada kylo klausimas, kodėl SEO paslaugos gali skirtis, tai dažniausiai priklauso nuo to, kiek darbų, kokių darbų bus daroma ir kiek nuorodų reikės įgyti. Tai jeigu grįžtant prie šitos lentelės, pavyzdžiui, mes matom, kad yra domenų kiekis, nuorodų kiekis, unikalių nuorodų kiekis yra 1734, o mano domenas turi tik tai beveik, čia yra 600 unikalių nuorodų, aš turėčiau tada padengti tą skirtumą, net aš atsilieku nuo prasčiausio konkurento, kuris turi taip, 844 nuorodas, mano projektas turi atsilieka, beveik, sakykime, taip grubiai, minus 200 nuorodų unikalių domenų. Aš turėčiau, vėlgi, čia mes dabar nekalbam apie kokybę visų tų resursų, čia yra bendrai visos žinomos nuorodos. Kokybę greičiausiai būtų galima vertinti pagal šitą skaičių, aš taip sakyčiau. Tai, atsakant į klausimą, kiek kainuoja išorinis SEO optimizavimas, yra labai geras angliškas terminas, kurį SEO specialistai dažnai kartoja, it depends. Labai priklauso, ką mes analizuojam, į kokį top 10 mes žiūrim ir ką mes darysim. Jeigu mes norime padengti skirtumą dėl nuorodų, mes turime paskaičiuoti, kiek mes atsiliekam. Jeigu, pavyzdžiui, mes neatsiliekam, o kas, jeigu būtų taip, kad mano projektas turi daugiau nuorodų nei visi konkurentai, tai tokiu atveju aš siūlyčiau žiūrėti į bendrai į vidinį optimizavimą. Greičiausiai problema, nes jeigu bendrai pasakyti, dėl ko tinklapis nėra randamas arba neturi gerų pozicijų, yra tik tai 3 pagrindiniai faktoriai. Yra vidinis optimizavimas, yra turinys ir yra, grubiai sakant, nuorodos. Jeigu bent vienas iš tų komponentų atsilieka arba nėra sutvarkytas, atsiliekam pagal nuorodas arba vidinis optimizavimas nėra sutvarkytas, tai rezultato nebus, nors tu turėsi ir 10 kartų daugiau gerų nuorodų, o nei tavo konkurentas. Tiek bus šiam kartui. Visos nuorodos arba naudingi video bus prisekti prie aprašymo. Jeigu kyla klausimų, parašykite tada komentaruose. Tiek šiam kartui. Iki.